Labas, 5. laida ir 4. pamoka. Mes jau pakalbėjome apie tai, kad šis gyvenimas svarbus, apie tai, kad tu esi unikalus, nepakartojamas, unikali, nepakartojama. Pakalbėjome apie tai, kaip didinti pasitikėjimą savimi. O dabar pakalbėsime apie tai, kaip tau pasiekti savo svajonę. Vėlgi, paprašysiu standartiškai turbūt. Užmerk akis. Užsimerkiam. Ir pabandyk įsivaizduoti save po 10 metų. Tiesiog tu po 10 metų. Įsivaizduok save. Tikiuosi, jau gali atsimerkti, nes užmigsi. Tikiuosi, pamatei save ir tikiuosi, kad tau tas vaizdelis patiko, taip jau sukonstruotos mūsų smegenys. Yra toksai posakis. Mes labai dažnai pervertiname, ką galime padaryti per metus. Bet mes labai dažnai nuvertiname, ko galime pasiekti per 10 metų. Tai štai tai, ką tu matei po 10 metų, iki to yra 120 mėnesių ir dienų tiek, kiek gaunasi padauginus 120 iš 30 arba padauginus 10 iš 365. Ir negi tu negali to pasiekti. Aš manau, čia jau pasitikėjimas savimi ima viršų. Tačiau yra kitas posakis, kad tarp profesorių, kurie žino labai daug, yra labai nedaug turtingų žmonių. Kodėl? Todėl, kad jie tiesiog negeba panaudoti tų visų žinių, kurias yra sukaupę. Ir dėl to mano šios paskaitos įrankis yra laikrodis, kurį tikiu tu irgi turi, bent jau telefone. Ir tą laikrodį aš pasirinkau kaip simbolį, kuris tiesiog sako, kad Dievas turi neribotus išteklius, resursus, jam laikas neegzistuoja. Bet tu turi 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir štai tiek ribotų išteklių. Operuojant savo žiniomis, savo kompetencija, charakteriu, įgūdžiais, tau reikia pasiekti tą paveiksliuką po 10 metų. Ir kaip tai padaryti? Vėlgi, mes tikintis žmonės, krikščionys, kartais esame supratę, kad jeigu jau aš tikiu, meldžiuosi, tai Dievas viską už mane padarys, man nieko nereikia daryti. Netgi yra tokių, kurie leidžia savo, elgtis neatsakingai, belekaip, nepaisyti taisyklių, nesgi Dievas visko pasirūpins, aš tikintis žmogus, Dievo vaikas. Bet kitas posakis yra, kad net Dievas negali padaryti, kad 2 × 2 nebūtų 4. Taip kad vėlgi Biblijoje pilna yra vietų, kur Kristus tiesiog tyčiojasi, galima taip pasakyti, iš tų, kurie nesilaiko planavimo, racionalaus mąstymo taisyklių. Ir šiaip krikščionybė yra pakankamai racionali religija. Taigi, pirmas dalykas, ką reikia žinoti, jeigu nori pasiekti savo tikslų, tai kad tas paveiksliukas, kurį tu matei, yra tik paveiksliukas. Jeigu tu nori kažką pasiekti, tai tu konkrečiai turi susiplanuoti žingsnius iki to savo tikslo. Ta padaryti tikrai galima, tiesiog konkrečiai reikia susiplanuoti. Dabar kalbant apie patį paveiksliuką, apie tą viziją, kurią tu turėjai. Šiandien kažkaip labai mėtausi citatomis. Tačiau man labai patinka tokia citata, kurios pabaigą jaučiuosi pats sugalvojęs. Tai posakis, kurį mes visi žinome, jį priskiria Senekai arba kitiem išminčiam, yra, kad joks vėjas nepalankus tam, kuris nežino, kur plaukia. Ir, tai yra tiesiog planavimo ABC. Bet aš mėgstu pridurti, kad nesvarbu, kad tu žinai, kur nori plaukti ir nesvarbu, kad tau vėjas pučia į nugarą. Jeigu nuplaukęs ten, tu suprasi, kad tu ne ten norėjai nuplaukti. Taigi pradėti planuoti visą laiką reikia nuo to, kad mes įsivertinkime, ar tikrai to norime. Galbūt, pavyzdžiui, aš noriu būti politikas, bet iš tikrųjų turėčiau būti rašytojas. O galbūt atvirkščiai, galbūt aš labai noriu būti tavo sėkmės mokytojas, bet galbūt man reikia būti politiku, o gal kažkuo visai kitu. Ir vėlgi, sugrįžkime prie pamokos apie tavo unikalumą.
Geriausiai tu viską supranti, kai tiesiog pasiimi baltą popieriaus lapą arba užsimerki ir pabandai įsivaizduoti save po 10 metų. Jeigu tu nori gulėti po palmę, tai galbūt tau nereikia galvoti apie tai, kad tu planuoji skristi į Marsą. Jeigu tu galvoji, kad tu turėsi restoraną, tokia tavo tiesiog svajonė, tai galbūt tau nereikia per daug investuoti į, žemės ūkį ar kažkas panašaus. Taip kad pagalvok, ko iš tiesų tu nori, kas iš tiesų yra tavo poreikiai. Ir tada planuokis. Planuokis laiką, planuokis, ko tau reikia žinių, kokių tau reikia savybių, įgūdžių, kokios tau reikia komandos. Vėlgi, kaip Kristus yra pasakęs, jeigu tu ruošiesi karui, tai tu susiskaičiuoji savo kareivius, kad nebūtų taip, kad tu išeini į karą ir supranti, kad priešininkas turi daug didesnį kariuomenę. Arba jeigu tu nori statyti bokštą, tai tu susiskaičiuoji plytas ir visa kita, kad nebūtų taip, kad tu pradėsi, tas bokštas nugrius ir visi iš tavęs juoksis. Čia Kristaus pamokslas. Taigi, planuokime. Ir žinote, mes esame 8 milijardai žmonių pasaulyje su savo interesais. Tai turbūt natūralu, kad jeigu kažkas labai daug investavo minčių, jėgų, laiko tam, kad nubėgtų 100 metrų greičiau už jūs, o jūs tuo metu ir 100 metrų norėjote nubėgti ir tapti balerina, ir tapti operos dainininku, ir tuo pačiu dar uždirbti pinigų, turbūt, kad tas žmogus ir nubėgs greičiau 100 metrų, negu nubėgsite jūs. Čia jokios paslapties. Ten, kur investuoji, ten ir gauni grąžą. Tai padarė ir Kristus. Jūs pažiūrėkit, kaip jisai preciziškai bandė susiplanuoti paskutinę vakarienę. Žinodamas, kas įvyks, bet tiesiog kaip preciziškai jisai davė nurodymus savo mokiniams. Nueikite ten, rasite asiliuką, atriškite, paskui nueikite ten, paprašykite, kad padengtų tiek žmonių. Nes taip jisai pasitiko mirti, nes tai buvo parašyta raštuose. Jam reikėjo, kad žmonės taip ir suprastų. Taip jisai įjojo į Jeruzalę ant asiliuko. Jisaigi buvo Dievas, jis galėjo ant Ferrari atjoti. Jisai galėjo atskristi su F-16 naikintuvu, jisgi Dievas. Bet kadangi Senajame testamente buvo parašyta, kad Mesijas įjos ant asiliuko, tai jis ne dėl to, kad paklustų knygoms. Jisaigi yra pasakęs, kad ne žmogus dėl įstatymo sukurtas, bet įstatymas dėl žmonių. Jisai iškelia žmogų visą laiką virš visų taisyklių, virš visko. Jisai sudievina žmogų iš principo savo atėjimu, prisiėmimu žmogaus kūno. Bet jis įjojo ant asiliuko tam, kad kiti suprastų, kad štai čia yra Mesijas. Jis prisitaikė prie žmonių, jis prisitaikė prie taisyklių. Taigi, jeigu Jėzus planavo, tai planuok ir tu. Jeigu Jėzus pasiekė pergalę prieš mirtį, tai tu irgi gali pasiekti savo pergalės.